Mama. Mama. Labai gerai, tiesiai. Visi geriau jau. Jau kasą gilina savo latą. Tu savo koks urvas, ar ne, Jonai? Kas ten gali gyventi? Pelėda. Urvinis gal koksai, ką? Negali urvinis koks gyventi. Nu, apsiaugo, tai aš noriu pristraukti. Kaip aptaiškė, va čia, va čia. Tai užtėda, jau dideliai, pirmą klasę. Bet iš kur čia taip laša? Tai žemės sultis turbūt, tai? Skanu, bet man neįgirint taip burną. Nu, tai kantrybės neturi. Nepagaunu. Ten tai galima, bet man va čia, arba čia, arba čia. Vilma, ar daug laša? Ką? Daug laša? Normaliai. Au, ką pradėjo ir nenori. Bet alkamas nutrina, vaimykė, tvarkingai. Karkravu man. Ateik dar atsigersi, ateik. Kas gali man pamatuoti? Na, vaikučiai jau. Galim keliauti. Jonai, kas čia per akmuo? Čia yra saulės akmuo, kurį dar Vytenis Almonaitis čia prieš kokį 10-metį tai jį pagarsino. Ir tas iš tiesų akmuo yra pavasarį, jisai žvelgia tiesiai į saulės, va čia saulė kaip pakyla anksti rytą, tiesiai šviečia į šitą ir čia matome mėnulio vieną fazę ir perkūno žaibo ženklą. Iški mėnulis, saulė, mėnulis ir perkūnas. Čia saulės ir mėnulio ženklai, taip? Taip, čia mėnulis, žaibas, o pats akmuo jisai yra saulinis akmuojus, toks atsižvelgęs į pavasario saulę. Tai gal čia mūsų protėvyje? Tai viską galėjo. Jie ropoja. Jie paskui juodį ropoja, matyti. Matau. Ne, čia yra pavasaris. Žinai kaip, jeigu čia yra delčia, klausyk, tai čia tada ką tai, jeigu čia yra delčia, tai tada reikštų kaip tik saulės pačią svarbiausią galią. Čia yra tas mažiausias mėnulis yra, mažiausias. Bet tada saulės galia yra pati didžiausia, nes jinai viena tik viešpatauja. Bet čia tai įrodytų, patvirtinti saulės garbinimo prašą. Nu ir perkūnas, aišku, iš visur yra. Ar tai vanduo? Gerai, ten yra purvynas, bet nikas. Galėsi valgyti.
Taip, pasidėk kažkur. Jonai. Bet man atrodo, kad tikrai. Dabar Jonuka. Jonai, eik tave pasukti. Jonuka, taip pasukti. Taip. Taip? Taip, vanduo yra ir vaikai man iškart yra neapsilankyta. Aš labai žinau, kaip man atrodo. Va, kaip vaikai, lengvesnį šiek tiek. Lengva sukti. Nori už rankų pasukti. O kaip jam patinka skraidyti, kaip jis suktų. Jis kad mes tai sveikatos neturim, visai sunkus yra. Atsargiai, užsėtas. Atskridai? Smagu buvo? Smagu. Ir paskui pasakysi, kyla. Reikia, kad apsunku rankų. Palauk, dar aš. Pakabink, va taip, kyla. Ir paskui va taip, kai viską iškelsim, išmesim visą blogumą. Nu tai dabar bandom. Nu pakabink. Ir pajaus kokios sunkios Ir rankos. klausomi paukščiukų. Ir gauni ne. Sėtame nareitarme. Ir visi kylam. Šiandien tikrai galingas perkūnas, mūsų globėjas čia mūsų sveikino susirinkus į tą vietą. Šitoj vietoje mes buvom pernai vėlinių metu ir mes tada, čia kur neris tokia puikiai per akmenis ritasi. Tai iš tiesų mūsų legendų, mūsų padarinų, mūsų upė iš tie žolai mena tos ir štai mes sprendėm, kad šičia mes padarysime savo šventovę, kurią lankysime, tai yra netoli Vilniaus, tai yra kaip tik, nebijau pasikartoti ant nuostabios Neries krantų. Ir čia visada mes galim savaitgalį ar šiaip gražią dieną, visada mes galim čia staiga atvykti, pusdienių ir kiek čia atsigauti ir pajusti tą galybę, dvasią. O dabar aš noriu mūsų visų vardu padėkoti ugniai, šventai ugniai, kuri čia dabar dega. Aš noriu šitiem ąžuolam, ąžuolėliui, va štai šitam galingajam ir anam daugiašakiam. Va. Duokit dar vandenėlį, tai yra ne vandenėlį. Tai dabar paleisiu ratu, nu žemelė jau padėkota, bet dar padėkokim šitai šventai žemelė, būkit visi sveiki. Va Jorgė, mūsų Jorgė lauž galingus, atsikas dabar. Su mašinėlė tai yra labai lengva pasiekti šitą vietą, tai važiuojant čia iki Rudausių, nuo Rudausių pasukti va čia į Neries pusę, važiuoti iki Bazilionų kaimelio. Ir čia nuo Bazilionų, čia dar koks puskilometrais iki čia pėstute galima ateiti, arba su mašinėlė tai yra. Šildyk žemė, Jori palaid rasų, Jori palaid rasų, Jori palaid žolai, Jori palaid žolai, Jori nežanytas, nėra par mani mergų, nėra par man mergų, tai viena rožė. Vaikai, ridenkit kiaušinius. Jis joja viską, neįmanoma.
neturiu. Aš neturiu. Aš tik vieną. Aš irgi tik. Aš iš viso neturiu. Aš paskutinį. Aš dabar. Kokie ąžuolai, galiūnai. Taip. Tėvai. Mama, didėlė. Matai, kokių formų ąžuolas, Jonai? Tai bent. Tai bent, Jonai. Ąžuolas.